Labas rytas. Aš esu Simona, dirbu Sveiko stuburo mokykloje kineziterapeute. Šiandien papasakosiu apie tai, kaip sustiprinti žasto sukamuosius raumenis, kurie padės atsistatyti raumenims po peties sąnarių išnirimo. Pirmas pratimas. Stovim, dubuo pakištas po savim, nugara tiesi, rankas sudedam tarsi maldai ir spaudžiame delnus vieną į kitą. Keletą sekundžių spusteliam ir paleidžiam. Ir vėl kartojam, spaudžiam ir paleidžiam. Pajaučiam, kaip įsitempia sukamieji žasto raumenys. Kitas pratimas. Sudedam nugarinės delnų pusės vieną į kitą ir traukiame vieną į kitą. Pajausim vidinius sukamuosius žasto raumenis. Vėlgi dubenį išlaikom ir kojos pečių plotį. Ir atsipalaiduojam. Kartojame keletą kartų, kol nejaučiam skausmo. Jeigu pradėjome jausti skausmą, nustojame daryti. Gumą apsivyniojam apie rankas, delnus atveriam į viršų, alkūnes pritvirtinam prie juosmens ir atitraukiam į šalis rankas, alkūnes išlaikom prie juosmens ir pritraukiam. Dubenį išlaikom po savim pakištą, taip, nugarą tiesią. Atitraukiam ir pritraukiam. Vėlgi jaučiam, dirbam sukamuosius žasto raumenis. Kitas pratimas. Guma padėta po priešingos pusės. Koja nėra skaudamas petis. Alkūnė atitraukiama 45 laipsnių kampu nuo liemens ir delnas traukiamas atgal, sukama visa ranka, guma tempiama ir leidžiama žemyn. Atitraukiama ir pritraukiama. Svarbu lenkti ne riešą, bet visą žastą atitraukiam. Kitas pratimas, guma dedama po tą pačią koją, kaip ir skaudamas petis. Atitraukiama alkūnė 90 laipsnių kampu, kaip žastas ir lygiai kartojame, kaip ir prieš tai buvusį pratimą. Atitraukiam, ištempiam gumą ir nuleidžiam. Vėlgi kartojame tol, kol nejaučiam skausmo. Ir atsipalaiduojam. Ačiū, kad su mumis šiandien sportavote. Geros dienos.